Mano mėly sekėjai, sveiki, labai jūsų pasilgau, labai jau seniai nebuvau čia, mes nebendravome. Na kągi, ištaisykime šią klaidą ir šiandien siūlau pasidaryti dėlionę, kągi atneš rugpjūčio mėnesio užtemimai. Ruošiu dabar kortas. Iš tikrųjų, rugpjūčio 12-28 dieną įvyks du užtemimai. Rugpjūčio 12 tai bus Saulės užtemimas, o 28 dieną Mėnulio užtemimas ir tas laikotarpis tarp dviejų, vadinamas užtemimo laikotarpiu, energetiškai labai stiprus. Jeigu norite apie šį įvykį paskaityti detaliau būtent iš astrologinės pusės, tai kviečiu į savo puslapį mysticmama.lt ir ten tinklalapyje rasite visą straipsnį apie tai, bet dabar norėčiau paklausti būtent kortų, ką jie žada, kokie įvykiai gali mums pasirodyti būtent per šį užtemimų laikotarpį. Gerai, kortos jau pasiruošusios, tikiuosi ir jūs. Leiskimės į kelionę. Kokie pagrindiniai įvykiai, veikėjai, energijos laukia mus per užtemimo laikotarpį? Įvykiai, energijos. Ir paprašykime kortų patarimo šitam laikotarpiui. Taip. Na ką, labai įdomu, pagrindinė šio laikotarpio energija bus susijusi kažkam su finansais, o žinote, kažkam iš tikrųjų čia norėčiau skaityti šią kortą labai plačiai, su resursais. Tai kažkam tie resursai yra būtent finansai, kaip minėjau, kažkam tai bus resursai pinigai, kažkam laikas kaip resursas, kažkam informacija, žinios, tai viskas, kas su tuo susiję. Spręsis kažkam, kaip minėjau, finansiniai klausimai, kažkas turės labiau planuotis, galvoti savo laiką, kaip įvaldyti tą laiką. Kažkam tai resursas apie vidinį resursą, vidinius jausmus. Tie vidiniai resursai ir tas gilumas gali būti susijęs, kad iškels klausimas, o kaip aš galiu prisipildyti, ne? Per kokias veiklas aš galėčiau papildyti savo resursus. Ypač aktualu toms, kurios, pavyzdžiui, labai užsiėmusios, turi ir savo darbus, verslus, savirealizaciją, ir namuose laukia vaikučiai, šeima ir buitis. Reikalauja daug, ne, iš moters, tų jos pastangų kreipti dėmesį ir į vieną dalyką, ir į kitą, bet ir reikia nepamiršti, kad ir pačiai moteriai reikia prisipildyti tų resursų, kad ji galėtų paskiau ir atiduoti. Tai vat šis klausimas bus labai aktualus. Taipogi šeima ir namai, stovi čia šalia, tai tikrai tie klausimai susijęs su artimaisiais. Kažkam beje su nekilnojamo turto įsigijimu, ir čia labai aiškiai netgi šita tokia žinutė, kad pagaliau harmoningai išsispręs, pavyzdžiui, šitas klausimas, pagaliau kažkas parduos arba nusipirks, ras tą jau išskirtinį savo būstą, tik tais noriu iš karto jau užbėgdama įvykiams už akių, jokiais būdais nieko nepasirašinėkite, nieko nespręskite būtent per tą laikotarpį užtemimo, būtent nuo 12 rugpjūčio iki 28, bet labiau stebėkite tos įvykius, kokios idėjos jums ateina, ir jau veikti galėsite
na, 2-3 dienas po. Ir taip pat turime prisiminti, kad tos energijos, tie įvykiai užtemimų, jie bus dar ir gali būti dar aktualūs net iki 6 mėnesių. Taigi nebūtinai tai, apie ką mes kalbam dabar, iš karto turės pasirodyti, sakykime, rugpjūčio 16, bet tai tikrai gali būti ir po mėnesio, ir po 2. Aktualūs nekilnojamo turto klausimai, remontai, artimieji, situacija su artimaisiais, bet kadangi nuostabi korta, lelijos, apie harmoniją, apie dvasingumą, tai tikrai tie klausimai labai harmoningai galės išsispręsti. Taip pat tiems, kurie ieško darbo, ieško galimybių, pavyzdžiui, pakilti pozicijoje. Vėlgi labai geras bus laikotarpis arba tas užtemimas tikrai galės jums duoti tas galimybės. Darbas ir viskas, kas susiję su darbu, būtent irgi iš finansinės pusės, bet taip pat galbūt kažkam bus aktualūs ir komandiruotės, kažkam bus aktualūs naujų planų kūrimas, būtent darbinėje sferoje, kur aš toliau galėčiau save realizuoti, kaip aš toliau galėčiau vystytis šitoje darbo vietoje arba savo specialybėje ir keliauti toliau, nestovėti vietoje. Ir be abejonės, kaip minėjau, tai bus paremta ir jūsų ir intuicija, ir tokių vidinių pojūčių, kur aš turiu judėti. Atrodo taip, kad gyvenimas gali pametėti jums arba situaciją, arba kažkokiu būdu informaciją, kad ir per tuos pačius socialinius tinklus, kaip tokį, užuominą, tai tikrai stebėkite ir vadovaukite savo intuiciją. Kas irgi čia labai įdomiai, tikrai tokio ir statuso klausimas, ir gali būti tai labai netikėtas arba pagaliau, jeigu jūs dirbote ilgą laiką, siekite tam tikro statuso, siekite tos pozicijos darbe, arba siekite paaukštinimo, tai čia liktais ateina ir niekas nejudėjo, tai sulik tokiais sutemimais per šį laikotarpį gali kaip tik viskas labai greitai išjudėti. Čia vėlgi labai didelė įtaka gali ateiti ir iš tam tikrų mentorių, tai gali būti ir jūsų antroji pusė, jūsų, pavyzdžiui, vyras, tai gali būti jūsų viršininkas, bet kas yra jums autoritetingas žmogus, galite sulaukti tokios ganėtinai netikėtos žinutės iš jo arba jos, ir vėlgi, žinot, visos kortos ganėtinai tokios palankios išėjo. Tai atrodo, kad tas užtemimų laikotarpis, taip, jis gali būti emocionalus, bet tai lygtais išvalymas, jausmų išvalymas, emocijų išvalymas, supratimas, gilus toks įsivertinimas, kągi sako man mano širdis, kur aš turėčiau keliauti. Harmoningas tokio savo kelio atradimas. Kažkam tai atsivers vėlgi per jausmingumą, kažkas norės papuošti savo erdvę. Vėlgi, aš kaip ir minėjau, tai gali būti ir savo gyvenamosios erdvės papuošimas, interjero dizainas, remontas ten, kur jūs gyvenate. Labai gražios kortos. Taip, netikėtos kažkokios kelionės gali atsiversti. Beje, tas įtakingas žmogus tai labiau iš darbo pusės, sakyčiau, iš darbinės tokios pusės. Taip.
Netikėti, taip, galėjo būti vėlgi, jeigu mes kalbam apie artimuosius, kažkokie tai konfliktai buvo, tai čia labai vėlgi taip staigiai viskas gali išsispręsti. Galite, žinot, netikėtai, labai jautriai atsisėsti kartu ir išsipasakoti, ne, ką iš tikrųjų jaučiate ir taip, labai paspartinti tą kažkokį procesą ir išspręsti tą konfliktą ir suprasti, kad nebuvo čia apie ką ir, taip sakant, liūdėti. Patarimas kortų čia duoda nesėdėti vietoje, viską klausyti, gali ateiti labai daug informacijos toks srautas. Tai ir per socialinius tinklus, radijas, televizijas, pažįstami, knygos, žinot, staiga atveršit knygą ir būtent tas sakinys jums kaip tiesiai į širdį, tiesiai apie jūsų situaciją. Tai tikrai patarimas girdėti, klausyti, skaityti, sąmoningai visą tai daryti. Ir netgi pagal šią kortą, tai yra tokios pradžios korta, tai yra greita korta. Gali būti labai greiti procesai, greitai viskas vystytis, kaip ir minėjau, ir čia korta yra apie netikėtumą, tokį staigumą. Tai atrodo, kad daugeliui tie dalykai, kurie tęsiasi mėnesius, per šį laikotarpį gali labai greitai išsispręsti. Ir būkite aktyvūs, nesidėkite, netylėkite, kažkaip taip imkitės tos iniciatyvos, imkitės veiksmų. Nesėdėkite namuose, bet vėlgi čia tie veiksmai ir žodžiai nereiškia, kad aš dabar galiu kiekvienam, ką aš pagalvoju, išpyškinti. Tas laikotarpis, primenu, tai truputėlį toks užtemimas mūsų gali būti sąmonės ir mes galime pasiduoti tiems jausmams, jausmingumui, mes galime ir patys būti labai jautresni ir jeigu kažkas mums pasako kažkokį tai kritiką ar griežtesnį žodį, mes galime tai priimti labai giliai į širdį. Turite visą tai suprasti ir tiesiog į tai sąmoningai žiūrėti. Norite kažką pasakyti, palaukite, išlaukite tas 2 savaitės, pagalvokite, ar tikrai jūs vis dar norite tą pasakyti žmogui ir tik tuomet gražiai, diplomatiškai pasakote. Nepyškinkite viską, ką turite, taip sakant, ant liežuvio galo ir nepriimkite ir kitų žmonių veiksmus, žodžius labai stipriai širdį. Kaip minėjau, laikotarpis energetiškai labai iš vienos pusės stiprus, bet iš kitos pusės labai ir toks ypatingas tuom, kad mes ne iki galo dar galime viską įvertinti. Siūlyčiau per šį laikotarpį labiausiai važiuoti, atostogauti, pailsėti, kažkaip tai praleisti laiką daugiau su savimi, nes vis dėlto užtemimai pagreitina dalykus ir tie dalykai, kurie turi išeiti iš jūsų gyvenime, jie tikrai jau pradeda judėti, klibėti ir galite, jeigu tik tais stebėsite, galite pamatyti ir pajausti, kur jau laikas, taip sakant, keisti arba keistis. Tikiuosi, šis kortų skaitymas jums patiko. Dėkoju už jūsų patiktukus, už jūsų komentarus ir mes būtinai susimatysime kitose skaitymuose jau visai netrukus.